mūsų studijoje mes neužmiršome, kad yra Nerijos Solaitė. Jinai yra psichologė. Ką jūs galėtumėt iš savo pozicijų pasakyti, ant kiek tai yra realu, ant kiek tai yra galbūt neteisingai? Dabar, kai mes kalbam tik tai iš teorinės pusės. Iš tikrųjų, tai reikia praktikuoti. Taip, praktikuoti. Dabar pats žmogus pradeda, ar tai reikia mokytoją kažkokį surasti? Pirmiausiai, tai iš tikrųjų visada yra geriau pradėti kažkokioj tai grupiai žmonių, kad kažkas tas, kuris tą praktikuoja, galėtų perduoti savo žinias, pamokyti. Po to jūs galite daryti vieni, vienas ir tantra apima ir pojūčių lavinimą, pojūčių atskleidimą ir žymiai daugiau dalykų ir savo susipažinimas su savo moteriškąja pusė, moteriškom savybėm ir vyriškom. Ir kai mes atskleidžiam šiuos abu aspektus pilnai savyje, tai iš tikrųjų tuomet nelieka to susiskaldimo. Ta tantrinė meilė ir reiškia vienovę, kad po to tu gyveni pasaulyje, kai jauti tą vienovę, kurią tu gali pajusti su savo partneriu. Po to tu tą vienovę gali jausti dienos metu, darbe, bet kur kitur. Kaip pat ir sakė psichologė Nerija, kad kaip pritaikyti tą tantrą, apie ką mes kalbam, tuos aukštesnius lygmenis, kaip įnešti juos į kasdieninį gyvenimą, kaip poroje juos pritaikyti. Nes tantra, vėl aš pasakysiu, tai nėra tik tai apie seksą, tai nėra tik tais, jinai pasireiškia, išauga į atjautą, į meilę, tai kyla kur kas aukščiau ir tai įeina taip pat ir seksas. Tai va, yra išleista tantrinės meilės knyga, kur labai yra nuoseklus vadovas, kur porai tai yra nuostabus dalykas, kaip labai daug meditacijų, pratimų, kaip pradėti ir kaip nueiti iki tą aukštesnį lygmenį, būtent nuo pradžios iki galo. Danute, tai norit pasakyti, kad užtenka turėti vadovėlį ir nereikia kažkokio ypatingo mokytojo, ypatingo žmogaus, kuris tą porą treniruotų, mokytų, auklėtų. Užtenka tikrai geranoriškai nusipirkti knygą, atsisėsti 5 kartus, perskaityti ir pradėti puslapis po puslapio vykdyti tas technikas. Vaiva, aš labai atsiprašau, aš įkišiu savo trigrašį. Visų pirma, turi būti meilė ir pagarba. Taip, aš turiu galvoje tokią porą, myli, pagarba. Reikia pradėti. Taip. Taip, ir vadovėlio turbūt neužtenka, bet vadovėlis bent pradžia tai yra gera, nes šiuolaikinis jaunimo žmonės labai mažai apie tai žino, labai mažai. Pradėti nuo vadovėlio, bent pradėti, aš tai manau, jau yra labai didelis dalykas. Taip, yra kur galima praktiškai jau patirti. Todėl apie tantrą iš vis yra labai sunku kalbėti, todėl kad reikia patirti, reikia išgyventi. Šitoje iliustracijoje yra pavaizduotas tantrinis mylėjimasis. Tantrinis mylėjimasis vyksta tada, kai reikalingas partneris išorėje. Ir jie keičiasi vienas kito energiją. Tai yra tantrinis mylėjimasis. Kol energija pakeliama, matote, tai yra parodyta rodiklėlėm, kaip energija kyla tais aukštais aukštyn. Tai jūs, kaip sakė, čia kosminė, tai aukščiausia jungtis. Tai ne, čia yra tantrinis mylėjimas. Šitoje iliustracijoje parodyta kosminė tantra. Čia jau partneriai, mato, čia jie atsisukia vienas į kitą, čia jau vienas stovi tik šalia kito. Ir jie jau keičiasi ne vienas kito energiją, bet jie jau keičiasi Dievo energiją. Tai va čia yra ta tikroji iškilnioji jungtis, ta kosminė tantra arba transcendentinė jungtis, kai jau jie keičiasi Dievo energiją. Tikrai labai įdomu. Ir norėjau dar pasakyti, kad būtent kai vyksta tikrai, jau žmogus būna išsivalęs ir tikrai susidaro tarp dviejų mylimųjų ratas. Ir tikrai tuo metu mylimieji labai užsipildo. Ir ta aistra tikrai jinai... Labai gerai, kad ratą paminėjai. Tikrai jinai nebėra tokia stipri. Užsipildymas toks stiprus, kad nesinori. Atrodo, tu toks pilnas, kad norisi dalintis tuo su kitais. Kol žmonės mylisi, jų energija cirkuliuoja tik tai stuburu. Ir kada įvyksta tantra, energija pradeda tekėti ir per kojas ir vėl kyla aukštyn, vyksta energijos pilnas ratas, kosminis ratas. Tai Danute, tai su kitais dalintis, tai reiškia, kad jūs ateinate pas draugės vyrą, ar kaip čia? Ne, aš ne tą turėjau omeny. Paaiškinkite visą tai, dalymas aš turėjau, kad užsipildai ir tavo kūrybiškumas yra aukščiausiai viršūniai. Kūrybiškai išleidai ir tu gali dalintis meilę su drauge, tu gali dalintis su žmonėmis, tu gali dalintis darbai, gali tiesiog savimi, šalia tavęs žmonėms gera. Man šalia jos gera. Tik matau. O amžius yra ribotas?
Ar čia tik jauni žmonės įsimylėję, pagarba, meilė, šiluma, potraukis ir praktikuoju? Ne. Ar galėčiau aš praktikuoti, ar galų gale ponė Violeta, turėdama draugą? Aš turbūt sakysiu, nuo 18 iki 80-90 metų aš pažįstu moterį, kuri 84 metų turi 78 metų draugą ir jie praktikuoja, yra tam tikros meditacijos, tai porą vienyje, jungia, juose meilė daugiau skleidžiasi ir dar kyla aukščiau turbūt į atjautą. Negu, reiškia, jauniems žmonėms? Jaunuose žmonėse turbūt vyrauja, aš turbūt sakysiu, tas seksualinis impulsas, biologinis. Tai yra mums lyg tai impulsas, į ką tai gali išaugti daugiau, bet jis dėja neišauga. Jis tai lieka biologiniam tokiam lygmenyje, toks potraukis seksualinis įvyksta ir jis niekur toliau nebenueina. Ir lieka tik tai tokia žiežirba, kuri nebesiskleidžia, kuri nekyla į ugnį, į liepsną, į begalybę, tiesiog lieka tokiam biologiniam lygmenyje. Violeta. Išaugimas iki dvasinės meilės, kai kūnas pradeda smėliuku kvepėti, mes išaugam iki dvasinio lygmens ir galim dvasiškai mylėti. Netrukus laidoje sužinosite paslaptingo, tonizuojančio vaisto receptą, kuris uoliai slepiamas Tibeto vienuolynuose. Vaistas, kuris gydo, tonizuoja ir sukelia žvėrišką aistrą.